Labas rytas, su naujais metais. Turim sausio 2 dieną. Baigėsi atostogos, baigėsi nuotykis Indijoje. Jau neužilgo judėsim link Mumbajaus, tai bus rytoj. Ir nuo Mumbajaus jau link namų. Tai naudojamės paskutiniam dienom. O šiandien sugalvojau nuvažiuoti į Arambolą. Tai yra 50 mylių nuo vietos ten, kur gyvenu, nuo Palolem Beach. Arambolas tai yra, kiek žinau, tokia rusų koncentracijos vieta, rusų kolonija, taip vadinama. Ir bus įdomu pasižiūrėti, ką ir kaip veikia šitie žmonės, kaip jie ten gyvena, kaip įsikūrė. Na, šiaip įdomu bus pasižiūrėti į jų sukurtą tą miestelio dvasią tokią. Tai nežinau, ko tikėtis, nežinau, ko laukti. Važiuoju šiaip paeksplorint, pasižiūrėsim. O prieš kelionę kaip be kuro reikia šiek tiek užsilieti. Nu kaip šiek tiek, pilną baką užsivarysim. Tai dar parašyta, kad įsitikinkite, kad būtų prieš pilant 0. Nes jeigu čia tai parašyta, tai reiškia, kad būna, kad apgavinėja tie konsieržai. Nu ką, įsipylėm kuro į kelionę. Jo, sulaukiau ką tik skambučio, kad iš kambario mane iškrausto. Aš galvojau, kad iki rytdienos dar turiu, bet pasirodo, šiandien baigėsi mano laikas. Tai teks vidury kelio apsisukt, grįžt, nes mano daiktus iškrausto, sako, atvažiavo svečias. Tai važiuoju žiūrėti, kas per situaciją. Dar bilieto negavau į Mumbajų. Tai važiuoju dylint, kas per huinę vyksta. Nesikeikiant. Tai važiuoju dylint, kas per reikalai vyksta. Kažkokia fignia. Viskas, susidėjau daiktus. 4 kažkur valandą išvažiuoju, dabar apie 2 dienos. Dar nulėksiu kažkur pavalgyti, tai buvau dar pliaže, nupirkau tokių pakabukų, vėrinukų. Bus lauktuvėm. Karšta kažkaip tai. Buvau prie jūros, toks jausmas durnas, atrodo labai gražu, dar norėtus pabūt, bet lėksim šiandien autobusu iki Mumbajaus, dar žiūrėsim nuotykiai, kaip bus su pridavimu motorolerio, nes ten palikta 2000 rupių. Žiūrėsim, ar jie ten reikalaus daugiau, ar nereikalaus dėl tų mano visų įbrėžimų. Tai dar lauksim nuotykių. Gerai, iki. Padarysiu vėliau video kelionės ir jau nuotykis eina link pabaigos. Viskas. Paliekam kurortą, paliekam Konakoną, Palolem Beach. Ir keliausim į Margao priduot motopirką. Viskas, ilga istorija baigėsi su motoroleriu. Papasakosiu šiek tiek vėliau. Keliaujam dabar link autobuso. Liko valanda ir 20 minučių iki išvažiavimo į Mumbajų. Būna ir tokių dalykų. Machankės prasidėjo. Čia galvojau, Tysonas atvažiavo, bet pasirodė čia suraus namajūnas reiktų išleistis. Kaip gyvulių su pagaliais, vad, baido.
nespėjau nufilmuoti pačios pradžios. Gerai čia kirto iš dešinės vieną kitą, kita už plaukų pradėjo tampyti. Linksma. Nu va, autobusiuką gavom. Biškį tokį apyrimtį. Atrodo visai kietai. Ieškosim savo vietos. Įsitaisėm kažkaip va taip. Patogu iš tikrųjų. Turim vaizdą, išvažinėjom va iš Goa. Sakė prie pat International Mumbai oro uosto išleis. Tai va, kažkaip tai taip, visai neblogai, man patinka. Viso gero, Goa. Už 12 valandų turėtumėm būti Mumbajui. Visai faina. Man patinka Indijos autobusai, šitie sliperiai. Super. Romantika. Gerai įsitaisyt, atsigult, išsimiegot. Pasimatysim vėliau. Labas rytas. Atvariau ką tik į Mumbajų iš autobuso. Išlipiau prie netoli oro uosto. Tai vėl prasideda Indija tikra. Vėl tuktukų vairuotojai, vėl dėrybos, vėl siūlymai. Užsibukinau viešbutį. Jie man pasakojo, kad oi, čia blogas, aš čia daug geresnį padarysiu ir taip toliau, bet žodžiu, vėl kainas vienokias, sako, su jais dėrėsi kitokias. Tai va, tipinė Indija, bet man patinka. Tai dabar planas toks, važiuoju iki viešbučio. Vieną dieną pasiėmiau viešbutuką ir bandysiu bukintis skrydį. Normaliai išsimiegosiu, išsiprausiu, susidėsiu daiktus, pažiūrėsiu, ko reikia, ko nereikia. Ir viskas. Kelionė link finišo. Labą dieną. Pasiėmiau tokį viešbutuką, galvojau, kad rytoj skrisiu, bet planai pasikeitė. Radau bilietą neblogą šiandien vakare. Tai palindau po dušu, persirengiau, apsiskutau. Ir dabar yra 12:20, o skrydis vakare po 9:35. Dar niekada neturėjau tokio skrydžio su 2 persėdimais, tai skrisiu dabar į Bahreiną. Iš Bahreino į Manchester ir iš Manchester į Belfastą. Tai skrydis 17 valandų. Su 2 persėdimais. Bahreine 3 valandos oro uoste, Manchesterį 2 valandos oro uoste. Tikėsimės, kad viskas pavyks sklandžiai. O dabar ką, reikia nubėgti, nusimti pinigų už viešbutuką šitą susimokėti 12 svarų. Tai vat, ir ką, ir bandyti kažkaip čekinus pasidaryti, pailsėti šiek tiek, susigaudyti taksą vakarui, pavalgyti. Ir tiek žinių, ir važiuosim, skrisim per artimuosius rytus į UK. Nu va, susitvarkėm viską, gavau čekiną skrydžio į Manchesterį. Į Bahreiną reiks pasidaryti oro uoste. Tai turiu dar 4 valandas, atėjau užkasiu kažką, pavalgysiu. Dasikrausiu dar daiktus, ko nereikia išmesiu. Ir viskas, keliausim į Bahreiną.
Viskas. Praleidau dieną Mumbajų, užsiregistravau iš viešbučio. Prabuvau visą dieną viešbutį, pailsėjau šiek tiek, nusipirkau bilietus. Dabar einu padėjęs susigauti tuktuką ir varau iki oro uosto ir į Bahreiną. Va toks čia praėjimas gatvės vadinasi. Sušvilpauna, surenka brigadą ir tuoj duos ženklą, kad galima eiti. Gerai dar būtų, kad peržegnotų prieš einant. Varom. Čia yra pizdėts. Ir vėl kaip visur gaunasi apgavystės viešbutis sakė 60-70, atėjau iki vietos, tai už šitas 250 sako. Tai apgavau, sakau, paskutiniai pinigai 140, sakau, turiu. Tu nori, veži, neveži. Tai sako, sės, važiuoja. Įjungia tipo skaičiuotuvą, kuris pradeda, žinai, nuo 200 tik skaičiuoti viršų. Nulemba, čia jie skameriai superiniai. O čia vat autobusas, kas už manęs darosi, galit pasižiūrėti. O viduje oro uoste tai gražu taip. Viskas žalia, atvažiavau ką tik. Fontanai man kažkokie tai. Lemba taip atrodo neįprastai. Ne kaip oro uostas, kaip atrodo kažkoks tai prekybos centras būtų. Teminis kažkoks. Nu va, išsiaiškinom su oro linijom. Žmonės nesuprato, kur ta Lietuva. Aiškinosi, ar Europos Sąjunga, ar aš galiu skristi į UK. Tai užtrukau šiek tiek laiko, bet viskas gerai. Turiu bilietus į Bahreiną. Iš Bahreino turiu bilietus į Manchester. O Manchesterį reikės pasidaryti check-iną, kad skrisčiau iki Belfasto. Tai čia jau lengva, čia jau kaip namuose bus. Einam toliau patikras, nes čia patikrų tai vėl nežino kiek. Iškratė visą kuprinę 2 kartus. Debilai magnetukų nemato, kad prisipirkęs ant šaldytuvo. Pas mane pačioj sudėta. Sakau, kraukit patys, jeigu nori. Juokėsi, galvą krato. Tai stovėjau specialiai, lėtai kroviau, už manęs gal 100 žmonių. O ką, sakau, man liepia iškrauti. Ne mano problemos. Tai dabar bus pasienis. Čia gal sklandžiau reiks praeis viskas. Matysim. Laiko šiaip yra, nėra kur skubėti, bet užknisa čia iš to Indijos, iš tais oro uostais. Antiek viskas lėtai vyksta. Europoje 5 kartus greičiau. Eina savo, kaip ramu oro uoste. Net nesitikė, kad esi Indijoje. Kai praeini visus šitos patikrinimus ir blemba žiauriai gražu. Visos detalės, o tokios tie šviestuvai. Čia va, dekoro tokios gamtos detalės. Stiklai didžiuliai, panoraminiai. Vau. Atrodo viskas nerealiai sutvarkyta gražiai. Aplinka, pastatai brangiai atrodo. Iš tikrųjų prabangiai.
Taip, kad būnant oro uoste net užsimiršti, kas dedasi lauke. Visur erdvės tokios. Plytelės, viskas išvalyta, sutvarkyta. Kolonos, medis. Bilemba. Aukštas lygis. Iki tol, kol neišeini į lauką. Ką tikrai matau pirmą kartą, tai yra meldimosi zona oro uoste. Šitą dar nesu niekur matęs. Nu va, šiandien netikėtai atsidursim Bahreine. Geriausi ir įdomiausi dalykai atsitinka neplanuotai. Nusileidom Bahreine, kai leidosi apžiūrinėjau miestą. Atrodo įspūdingai, bent jau naktį. Taip visai įdomu būtų kada aplankyti. Jo, oro uostas įspūdingas. Švara, neišpasakyta prabanga, prekės, prekiniai ženklai, Rolexai, Omega, nežinau, BMW naujausi stovi. Viduriniai rytai, Middle East. Ne veltui jie tviska tą Saudo Arabiją, tą prabangą ir čia viskas tas jaučiasi. Ofigiena. Turim tokią laukimo teritoriją, laukimo zoną. Padaryta patogumui keleivių tokios kušėtės. Super. Nusimauni avalynę. Atsiguli kaip ponas. Ir stebi vaizdą, ilsiesi. Bahreino oro uostas yra wow. Kažkas tai ypatingo. Matosi, kad šalis turtinga. Kažkaip tai aš visiems įtartinas atrodo. Visur čekina mane. Iškrato ir dabar va prieš skrydį vėl. Random sako. Šūda ten random. Čia kažkaip tai jie. Nežinau. Kažkodėl tai įtartinas aš jau. Kuo aš galiu būti įtartinas? Paprastas jaunuolis. Labas rytas, Mančesteris. Vaizdelis pasikeitė iš plus 35 į gal plus 5. Aš dar vis su maike, tai nelabai toks geras jausmas, bet ką padarysi, teks vėl priprast prie šalčio. Viskas, Belfastas, atvykom iki namų. Šalta.